Grįžtam į studiją, tęsiam pokalbį, ar greičio viršimas netampa mūsų vairavimo norma. Vytenis Andriukaitis, Marija Ulevičienė, Vigilijus Sadauskas ir Petras Gražulis mūsų studijoje. Vyteni, jūs šypsotės, kas jums čia šypsena kelia, nes čia labai rimta tema. Mes dabar čia diskutavome tai, ką čia per pertrauką Petras Gražulis pateikė kaip pavyzdį. Štai, sako, Strasbūrė, greitis užrašyta 50, o visi važiuoja 120. Reiškia, Maskvoje 60, visi važiuoja 120. Nu, gal 120 ne, bet apie 100 tikrai. Bet čia gal taip apibendrint dabar. Tai išties negalima taip apibendrinti. Yra suprantamas, tokia realybė. Yra srauto problemos, yra kelių saugumo, yra ruožų saugumo problemos, yra daugelis dalykų, kas veikia. Bet žiūrėkite, jūs pasakėt svarbų dalyką ir Vigilijus policija mato, kad visi viršija greitį. Jūs pasakėt, kad dabar ta situacija lūžta jau į blogą pusę. Mes turėjom laiką, kai viskas mažėjo. Nes štai policijos informacija per pernai metus 23% neblaivių asmenų sukeltų eismo įvykių padidėjo. 23%. Tai yra daug. Turim pripažinti dar vieną dalyką, kad policija pradėjo dirbti efektyviau, lygiai taip, kaip jinai dirbo iki 2008-2009 metų. Po to gal buvo mažesnis toks nusiraminimas, dėl to, kad situacija gerėja ir visi natūraliai sako, jeigu Seimo vicepirmininką pagauna, jau reiškia, kad tai vat, pokyčių yra policija. Kiek po to laikotarpio dabar naujam generaliniam komisarui atėjusi pareigas, kiek pasikeitė policijos sulaikomų tų pačių pareigūnų, tų pačių kitų, sakykime, pažeidėjų. Jeigu 98 metais Seimo narys važiuodamas automobiliu ar LRS berods numeriai neklystų iki 300, net nereikėdavo pažymėti, nieks nenorėdavo nei stabdyti. Tai dabar, prašau, pasikeitė, vadinasi, sistema policijos pradeda veikti, visuomenė pradeda veikti. Nenorėkime per, ką aš jau minėjau, per 2 metus padaryti iš Seimo narių dievobaimingų. Taip, jie yra nusikaltę, prasižengę, lygiai taip pat kaip žmonės. Bet mes kaip piliečiai turim teisę galimybę, pamatėm, kaip elgėsi vienas Seimo narys. Rinkimuose prisiminkit tos dalykus, prabalsuokit už tuos, kurie taip nedaro. Bet mes dar kaip piliečiai turim pareigą, matydami nusikaltimą, matydami nusižengimą, pranešti policijai. Vis dėlto šituo atveju, Marija, kiek jūs, tarkim, pasinaudojate šitą teisę? Jeigu matot, motociklas nuskrido ar... Aš apskritai norėjau pasiūlyti, kad, pavyzdžiui, policija tai visur negali budėti. Vairavimo instruktoriai yra, sakyčiau, žmonės, kurie labai gerai žino kelių taisyklės, turi plačias akis ir labai gražiai visą akiratį mato, akiplotį apie save. Vadinasi, galbūt net būtų galima kaip ir ėmėjais tokiais padaryti, paskambinti, nors tas mūsų skambinimas kartais į nieką išvirsta. Važiavau iš Klaipėdos ir, važiavau leistinu greičiu ir prieš Kauną mane pralenkė antrą juostą, stukliavo lapu, kaip ir visada jaunimo prisėdęs golfukas, senutėlis, sutrešęs visiškai, jis ten vos kleba, bet jis važiavo, 160. Aš tiesiog nespėjau pamatyti jo numerio, ir tarp kitko, jie dar visi gėrė vyną iš butelių. Vairuotoja panelė, aš tada paskambinau 112 telefonų, apibūdinau, pasakiau, man buvo atsakyta, pasakiau, kas esu, kad vairavimo instruktoriai iš Vilniaus vairavimo mokyklos, kad čia važiuoja su, reiškia, naujokėlis ir jis labai viršė greitį. Aš sakau, bijau jį sutikti kur nors griovyje dar pavažiavus. Ir jis pirmas dalykas paklausė, iš kokios vairavimo mokyklos, aš pasakiau, ir dar paklausė, ta prasme, aš sakiau lapas ant šito. Ir jeigu yra ženklas, kad jis negalėjo viršyti greičio, daugiau 90, o jis važiavo, plus dar 45, tai 150-60. Ir niekas jokių priemonių nesėmė. Dar kiek pavažiavus, aš juos ramiausiai radau prie tvenkinio kranto, begeriančius tą patį vynelį kartu su tą pačią vairuotoją. Tai čia tas... Ir daugiau nėra prasmės skambinti, matomai. Rankos kartais tikrai, čia svarbus dalykai, bet Petrai, jūs, tarkim, paskambinate, jeigu pamatot pažeidėją kely? Man vieno atveju irgi teko, Kaune mačiau, tikrai išgeręs vairavo ir akivaizdžiai matėsi, po kelią šlitinėjo. Paskambinau, policija tikrai labai vangiai sureagavo, gal nebuvo tada ekipažų ir man atrodo, jie taip ir nuvažiavo. O jeigu jūs, tarkim, važiuojate ten kokių 120 autostradą ir pralenkia kas nors, tai ką darote? Žinot, kas yra, tikrai kiekvienu atveju neėmė, neskambinė, galbūt reikėtų dažniau žiūrėti, skambinti, bet tikrai aš manau, kad jeigu matau, tikrai važiuoja huliganas, kuris gali sukelti avariją arba neblaivus, stengiuosi tikrai
paskambinti. Bet jeigu nuvažiavo kitą kartą truputėlį greičiau, nesiimu jau iš karto skambinti policijai. Bet Marija sako, va, iš to skambinimo kartais jokios naudos. Ne visada būna, bet reikia suprasti, kad krikščionis į duris ir bus atidaryta. Tai skambinat vieną kartą, skambinat antrą kartą. Bet tai policija irgi netaip lengva sureaguoti. Galbūt nesugaudys, bet bent jau tai žinos, kad jį kitą kartą patikrins, ves numeris tuos į dombazę, pasižiūrės kitą kartą. Tai jau duos efektą. Ir kai žmogus žinos, kad jis gali būti pastebėtas arba jau yra įrašytas ir stebimas, tai tikrai duoda profilaktinį efektą. Tikrai nemažai. Mes turėjom daug diskusijų dėl tų pačių, štai ta neblaivių sukeltų avarijų statistika padidėjo pernai 23%. Mes turėjom daug diskusijų ir įvairiose auditorijose dėl degalinių, kurios prekiauja alkoholiniais gėrimais. Daugelį pasaulio šalių taip nėra. Nėra. Lietuvoje yra. Užregistravęs įstatymo pataisą, kad negalima būtų, bet ne. Sako, benzinas brangs, jeigu neleis. Matot, geriausiai būtų pakalbėti su degalinių operatoriais. Jie labiausiai nušviečia tikrą situaciją. Ir ypač man buvo atvejis, kada atvažiuoju užsipilti, operatorius dirba paskutinę dieną. Tai sako, aš kadangi jau išeinu iš darbo, aš jums papasakosiu, kas čia naktim vyksta. Kas? Tai sako, naktim taip, litrą benzino įsipila ir porą alkoholio. Šnapsiuko nedaug ir bambalių. Žinai, juk senas išsireiškimas vodkų без пива деньги на ветер. Tai va, sako jaunimėlis, nedaug degtinytės, keli bambaliai, po valandos vėl tie patys. Vėl litras benzino ir vėl reiškia šitie. Ir taip sako, per naktį tą apyvartą ir... Na, kam teko piltis degalų po 11, tai tos eilės dažniausiai susidaro ne degalų pirkėjų, bet alkoholio pirkėjų. Visi puikiai supranta. Po 11 neparduota alkoholio. Visi mato. Na, ar vėliau jeigu kavinė yra, tai galima. A, jeigu kavinė. Žinoma. Bet žiūrėkit, yra ryšys tarp neblaivių vairuotojų ir degalinių prekybos. Gal mes čia lygioj vietoje problemą keliame? Jeigu mes žiūrėtume Lietuvoje situaciją, analizuodami vien Lietuvą, tai galime padaryti ne visai teisingas išvadas. Bet jeigu mes lyginam tas šalis, kuriuose, pavyzdžiui, parduodama alkoholis naktimis arba neparduodama, tai tose, kur neparduodama, tai iš karto avaringumas mažesnis, ypač jaunimo tarpe. Pabrėžiu, negalima sakyti bendrai abstrakčiai, bet jaunimo tarpe tai yra ženkliai mažesnis avaringumas dėl neblaivių jaunų vairuotojų, kurie sukelia eismo įvykius. Ten, kuriuose neprekiaujama, yra apribota galimybė. Na, visi puikiai suprantam, kad jeigu iš tvarkingos normalios šeimos jaunuolis į degalinę atvažiavęs, jis su draugais pilnai nusipirks, bet važinėti Vilniuje ieškoti taškų tikrai jis nevažinės. Tai vat jums yra atsakymas. Aš galiu įrodinėti, ką noriu, kad uždraudus degalinėse pardavinėti padaugės čigonų taborė ar kažkur tai. Tai galima bandyti filosofuoti ir bandyti įrodyti, bet realybėje tai to pats netiki, tas, kuris žmogus taip sako. Puikiai visi žino, kad jeigu mes lietuviai nemokam gerti, pabrėžiu, nemokam gerti, Anglijoje yra leidžiama 0,8 promilės. Ir Anglas sako, taip, glass of whisky, viskio taurė ir cigaras, gera kompanija, aš nematau problemų. Lietuviam, jeigu leisim tiek išgerti, na, jie nemoka gerti, jie išgers ne taurelį, jie išgers litrą. Ir sakys, aš dar normaliai puikiai jaučiuosi. Tai va problema mūsų kultūroje, o kadangi mūsų kultūra dažnai paremta būna alkoholiu ir kitais dalykais, linksminimais ir panašiai, nuo to prasideda visas bėdas. Kaip tą kultūrą skiepinti? Štai Delfi komentaras, pasiūlymas, Lietuvoje nėra įvedamos progresinės baudos, kuomet baudos dydis skaičiuojamas pagal tai, kiek žmogus uždirba. Marija, prasmingas būtų toks pasiūlymas? Daug uždirbė, daugiau mokėk baudos. Aš norėčiau pasakyti, kad apskritai jaunimui, kuris gavo tik teisės, ypač vaikinam. Panelės jos važiuoja palengva, jos ten truputėlį kur bakstelė, įlenkia, tai visos jų problemos. Atsargesnės jos. Atsargesnės, kur kas. Nu, apskritai ir statistika sako, kad moterys ir merginos padaro 25, pagal visus parametrus. 25, o vaikinai ir vyrai padaro 75, irgi pagal visus parametrus. Vadinasi, reikėtų jaunam vairuotojui, jeigu jis jau pasireiškė savo šitokį gabumus ir galę vairuojant, jam reikėtų po pirmo karto įspėti galbūt, o po antro karto atimti teisės iki 23 metų, nes tikrai žinau, kad nuo 23 metų vaikinams tik tai tada prabunda smegenų centruose atsakomybės už savo poelgius. Pavyzdžiui, vėl aš nenorėčiau sutikti, kad jeigu mes Seimo nariai nebūtų 2008 metais persigalvo ir palikę tą modelį, kurios buvo specialistų parengtas, tuomet buvo siūlymas. Leidžiam vairuoti nuo 17 metų su sąlyga.
su suaugusiu, be jaunimo negali automobilį, kada avarijas padaro jauni žmonės. Tuomet, kada pats nepatyręs, bet šalia sėdi kompanija ir kuris sako, tu paliek. Ponas Petras važinėja galbūt daug. Na, patyręs. Jam jeigu šalia žmogus sėdės ir sakys, tu paliek mieste 140, aš manau, nevažiuos žmogus. Jaunimui, tie, kurie įvyksta eismo nelaimės, taip, jis nesuvokia, ką reiškia 140, 120. Ir jeigu tuo metu būtų 17 metų, pirmus 2 metus ar metus važinėjai tik tai su suaugusiu, tik tai su tėvais, tik tai šviesių paros metu, po metų vairuotojas suprastų, kaip valdyti tą automobilį. Ir po to dar po metų jis pradėtų suvokti visą eismo situaciją. Situacija, jeigu mes nukeliam amžių, nuo kada galima vairuoti, mes darom tokį neigiamą dalyką, kad 15-25% iš tų, kuriem amžius nukeltas, važinėja be teisų. Vat tam yra problema. Mes kažkaip, Petrai, nuo jūsų pradėjom, jūs taip garbingai prisėmėt atsakomybę, jeigu bus jį įrodyta, įtikinti, jūs tikrai prisimsit viską, bet viešai galite įsipareigoti televizijos laidoje neleisti viršyti greičio savo. Taip, be abejonės stengsiuosi neviršyti greičio. Tai kokią sankciją savo nusistatysit? Nusistatysiu važinėti pagal taisyklės, bet žinoma, kas yra vėl, negali, kai sako, jau taip pasakyti, kad jau viskas dabar jau niekada stengsiuosi tikrai elgtis pagal taisyklės atsakingiau, bet tik noriu pabrėžti, neklaidinkit, iš šitų 33 atvejų nustatytas pakol kas tik vienas mano pažeidimas. Ir tai viršyta tik truputėlį daugiau nei 30 km. Tai skirtingas dalykas. Kiek dar nustatys? Ar daugiau nustatys pažeidimų? Nežinau. Bet sakėt, kad buvo atvejis, kai viršijot 50? Ne, iš tų 33 tikrai nėra buvę. Iš kitų? Iš kitų. Aš galiu taip, prisipažinsiu laidoj. Asmeniškai taip esu važiavęs ir daugiau viršies kaip 50. Pasakykit, ponas Petrai, kad tai važiavot Vokietijoje ir niekas nediskutuos, nes Vokietijoje kai kurios automagistralėse rekomenduojamas greitis 120, o jūs važiavot 240, tai vadinasi net 120. Gerai, bet vis dėlto, jeigu rimtai, Seimo narys taip tiesiai sako, buvau viršijau 50 km, nenufotografavo. Bet nebuvo, nei nufotografavo, nei užfiksavo. Meluočiau, jeigu sakyčiau, niekada nesu važiavęs daugiau kaip 50 neviršijęs greičiai. Taip, nesu šventas, tikrai esu tokios staigesnio charakterio ir mėgstu kartais greičiau. Bet aš tik noriu, kad visuomenė jūs matydama irgi kažkaip mokytųsi iš jūsų istorijos. Man pačiam reikia mokytis ir visas gyvenimas mokomės ir to reikia atsakomybės jausmo. Pats svarbiausias dalykas – pavyzdį iš mūsų įma kiti. Jūs tą suvokėt ir jūs tą prisimat pilnai savo atsakomybę, kad tikrai, Vyteni, kaip jūs taip, Petras nuoširdžiai prisipažino, sako, nesmerkia, jeigu nebuvai jo kailį, bet vis dėlto tas nuoširdumas matyti. Tas nuoširdumas iš ties tik tai tiek, kad galbūt greičiau reikia išsiaiškinti, nes vis tiek mes esame vieši asmenys, tai kiek ten tų atvejų, kuo greičiau, tuo geriau. Policija daugiau nenustatė. Policija daugiau nenustatė. Jūs pasitikit policiją, jeigu nustatys daugiau. Bet reikalas iš ties, ten Lenkijoje įvykis ar dar kur nors, svarbiausia, kad Seimo nariai turėtų žinoti, kad jiems keliami kur kas didesni reikalavimai. Sustabdė, pažeidė, taip, pažeidžiau kaltas. Viskas, ne tai, kad ten, žinai, kitas aiškinasi, čia maždaug kokie mes svarbus ir taip toliau. Šito neturi būti. Bet šita problema yra. Policija, kai sustabdo, vos ne kas antras klausimas, kur dirbi? Nebūna? Trumpai labai. Nestabdo dėl to, kad stengiuosi nepažeisti, bet, sakai, man dabar kas patinka bent jau laidoje esančių Seimo narių, nes prieš tai buvusi N metų laidoje vienas Seimo narys sakė, policijos renginėje sako, va, kai sustabdo aukšto pareigūną, policininkai turėtų, tarsi pasakyti, galbūt čia netyčia mes sustabdėm ir paleisti. Tuomet atrodydavo Seimo nariam, kad normalu. Dabar Seimo nariai taisosi, vadinasi, gerėja. Taip, ir aš dar palinkėsiu policijai, kad to klausimo iš jūsų leksikono, mėly policininkai, kur dirbat, irgi nebūtų, nes tai nėra visiškai svarbu. Kur mes dirbam, ką mes darom, mes, jeigu kažką pažeidžiam, turime atsakyti. Ačiū, kad žiūrėjot mūsų laidą. Karštas vakaras per Baltijos televiziją rytoj 20:25.